Ar girdi jumis, kai jūs kažką norit pasakyti, sakote, ar viskas veltui, jūsų pastangos, kad jumis išgirstų? Ir kiek tai jums kainuoja, kiek jūs tai vertinat? Pamatuokite, padėkite svarstyklės ir pamatuokite, kiek kartų jūsų neišgirdo, kiek kartų jūsų nesuprato ir kaip tai veikia jūsų gyvenimą. Kiek jūs kartų panirote į savęs kritiką, nusivylimą savim, kaltinimą, kad gal ne taip pasakiau, gal ne taip mane girdi, ne tokia kalba kalbu. Ir jūs galvojate, kad pasaulis nesukurtas jums, jūs ne ten, jūs ne čia papuolėte, ne tarp tų žmonių. Ir ką daryti? Yra išeitis? Ar ne? Aš galvoju, kad yra. Ir tai rodo pavyzdys, darbas su žmonėmis, kurį aš vedu, kur padedu ir išvedu žmonės. Ir juos pradeda girdėti. Jeigu jums tai aktualu, kreipkitės į mane, konsultuosiu, padėsiu ir jūs turėsite gerą, kokybišką gyvenimą, turėsite suprantamus žmonės, jūs supras, jūs girdės. Jeigu tai jums domina, tai svarbu ir jūs norite tai pakeisti, rašykite asmeninę žinutę ir gausite naują kokybę savo gyvenimo. Sėkmės!